Jau, sveikučiai. Tai iš po žiemos reiktų išsivalyti savo audinę, visą purviną. Visą muliną, purviną. Pats laikas, manau, įsivalyti. Jo, tai turiu dafiga užsipirkęs visokių priemonių. Čia visas rinkinuks 8-9 aromatik, čia dovanų gavau. Tai galvoju, gal panaudosiu kaip tik. Čia langam valyt bus. Nežinau, ar valysiu kilimus. Bet jeigu valysiu, tai vat, turiu šepetuką. Po to čia pilna visokių padangom. Čia rankšluostukai. Čia nekreipkiam dėmesį. Kilimų valymui, čia ratam, stiklam, čia šiaip šepetukai, čia dar daugiau šepetukų visai mašinai nuvalyt, čia varikliui valyt ir odai. Žodžiu, visą krūvą visokių dalykėlių. Manau, tikrai užteks čia tų dalykiukų. Šiaip tiek nenaudoju, bet kadangi dabar jinai nevalyta yra, nežinau, kokius 3 ar 4 mėnesius. Kilimą iš vis nepamenu, kada suvalęs, tai gal ir išsivalysiu ir kilimą, išsimsiu sėdynės ir darysim tokį mini detailingą, manau, ką žinau. Tai būtų fainiai. Tai manau, pradžiai reikėtų įsikrauti visą mantą iš mašinas, nes jau prisikaupę čia, va tiek vat. Bagažinė iškrauta. Sur tik visokies žemės, šiukšlės. Einam prie vidaus. Visos šiukšlės išsimėčiau. Nežinau, dabar gal reiktų sėdynės įsitraukti, kad viską gražiai ten išsiurbt. Nu ir pusiau šlapią valymuką tokį mini padaryti. Su mikrošluostėm. Tokį mini. Daiktų va tiek iš mašinas. Nu, apart šito nebuvo mašina. Ir manau, dar reikės kilimukus irgi kažkaip išvalyti, nes turėtų būti juoda, yra pilka. Matot žemės visokias? Nu, žiūrėsim. Euras. Reikėjo pirmą šitus nuim, bet dabar jau dabar šitaip. Sėdynį vieną išimta. Tiek šiukšlių. Škilims nėra labai baisus, bet valys. Bent biški. Tai kon tu sėdynė. Sėdynė irgi gerai būtų apvalyti visą. Ką? Eina prie sekančios sėdynės. Visio, sėdynės išimtas. Atrodo kažkaip taip. Tuščia mašina, tuščia, net aidas. Yra iš po žiemos šiukšlių, pinigų. Eiktų pinigų, va tiek. Nu ką, pirmą reikia išbandyti susirpt viską, o po to praeit šlapiau biškį su tokiais purškaliukais. Taip, vairuoju. Turi ir pristrigusiu čia tų žemių, tai reikia biškį tokio pavaryt. Labai gerai viskas nusitrina. Taip ir varom toliau. Tai ką, palyginam išsiurbtą vieną pusę ir nesiurbtą pusę. Važiuojam prie sekančios pusės.
manau, vidus kaip ir prasiurbliuots. Neblogai. Reikia eiti bagažinę dabar. Jau gerą valandą čia siurbliuoju. Čia bagažinė irgi išsiurbliuota. Ką dabar? Mini valymas bus kilimo ir bagažinės. Tai mums reikės šitam dalykui. Gerai, kur dabar tie mano visi dalykai. Šito daikto. Interior One universalus valiklis. Čia yra kilimam ir... kilimam, žodžiu. Šitų daiktų. Ir... iškrita. Šitų daiktų. Ir dar reiks suktuką. Šitai bus. Einam ieškoti suktuką. Gerai, pasirodo, suktuką radau. Mašinai turėjau. Buikšt. Tu gerai. Gal neįsikraus. Pirmą pabandom šitą vietą. O jau kaip kvep. O aptvaimai. Ir kvepia kaip. Ir kvepia ir viską. Tada šitaip reiks pravaryt. Manau bus čiki piki. Mano nesąmonė veiks. Labai gerai išsivalė. Gal giliai nieks čia neįsivalė, bet bent jau biškį prasivalė ir kvapą tokį gerą įgavo. Va, matos. Buvo gražiai oranžinė, dabar pajodavus. Ok, šitą pusę irgi baigta. Švelnų, gražu, kvepia. O ką, bagažinį liko. O, šakų primėtė jau iš karto, tai tu. Ir keista, bet dar neįsikrovė. Toks mažiuks, jo net nekrovęs esu. Dar neįsikrovė. Gerai, prisikalbėjau. Išsikrovė. Ką. Kaip sakant, nėra to, ko neišvalyčiau aš. Valam rankom. Gerai. Karoči. Dabar reikia dar biškį prasiurbt. Ir kas toliau? Toliau eisim tada prie kilimukų tikriausiai. Ir sėdinių. Išvalyti su šitu ir impregnuoti. Tai tos dvi sėdinės šito. Ir tada į vidų eisim prie mini detailingą, viską ten išsivalyti, tarpukus visokius taip toliau. Pirma, aišku, kai visą laiką nusisirpt reik. Tada dedam šitų daiktų. Nežinau, šitos gamybos nesinaudojęs, bet kučių neatsidaro. Priklijuota, čia užklijuota. Čia išvalyti ir antrą tada. Ir trečią. Pas neužmiršau. Visų sėdynės nuvalytos, impregnuotos. Tokia o. Ok, dabar manau reiktų nusivalyti visus slenkčius. Tiesiog sausai. Tiesiog sausai pasivalyti. Neliktų jokių žemių. Ok, tai paneliai naudosim šitus daiktus. Kažkoks panelės valiklis. Mikrošluostė. Šitai po truputį valinėjos, bet žiūriu, ką man nelabai patogu. Reiks jau sėdynės krauti. Ir tada saloną valytis. Čia biški valinėjos tas vietos, kur su sėdynėm neprieičiau.
Jaučiu, einu sėdynės dėt. Tada saloną reiks damušt valyti visą. Tada kilimukus. Ir tada gal mašiną reikės nusiplauti, išsivalyti. Išorę. Išimti išėmiau. O kaip įdėt? Kai susidėjau sėdynės jau, išsivaliau visą saloną. Nu, plius minus. Išsivaliau saloną. Viskas gražu. Blizgu. Beveik. Ir dar kilimukus prasivaliau. Biški. Su tuo purškikliu. Tas purškiklis tai magis yra žiauriai geras tikrai. Ką dabar reiktų? Viską susidėti kilimukus. Ir visą šitą betvarkę sutvarkyti. Kažką į mašiną įsidėti, kažką garaže palikti. Ir tada eisim prie išorės, man atrodo. Visio, grįžau po plovyklos. Dabar panaudosiu kažkokių Wax and Dry. Taip rašo, kad ant šlapę geriau purkšti ir tada sausinti. Gerai išplakam. Tas purškiklis kaip kvepai. Atrodo, suvalgyčiau. Daug geresnis efektas, manau, negu šiaip nusiplovus. Nu ką, žinau. Su šitais nuvaliau. Nu, blizgesi. Dabar liko langus nusivalyti. Ir ratukus apsivalyti. Ir padangas nusijuodinti. Nuvalyti ir nusijuodinti. Ką noriu pasakyti, nu labai lengvai valos langai su šitų turtų Waxu. Aš seniau galvodavau, kad koks skirtumas, kokį skysčią paprastą skystį nusipirkdavau tų langų, namų langų tų skysčią už patį pigiausią ir valydavau, ką žinau. Bet būdavo sunku nuvalyti, ten turi dafiga išnaudoti popieriaus, o šit žiauriai lengvai valos. Aiškia, kvapuką užkabit. Ja, kvapuką. Ką kvepėtų, labai skanė, ką kvepėtų. Pavargau. Nu ką, viskas. Mašiną iš po žiemos apvaliau. Nežinau, plius minus bent jau apvaliau. Manau, tikrai geriau negu buvo. Aišku, pravažiavau pro 2 pelkes. Iš karto, o. Tai čia šitus dar apsivalysiu. Ir manau, čiki-puki bus. Čiki-puki. A, ir dar vieną nesąmonę sugalvojau. O davai, už kiekvieną YouTube naują narį, kiekvienas naujas narys, nesvarbu koks, ar už eurą, ar už 2 eurus, atsiras pas mane čia tiesiai ant bagažinės stiklo. Tai aš jau 3 narius jau turiu užrašyti. Tiksliau neužrašysiu, o sukursiu lipdukus. Nu, su jūsų vardo lipduką, YouTube vardo lipduką. Ir klijuosiu kiekvieną narį ant bagažinės. Manau, dylas, ne? Tai davai, perkam narystę tik nuo 99 centų. Padėsit tiek man sukūrimu, tiek atsirasit ant mano audinės bagažinės. O su audinė labai dažnai visur važiuoju, visas kelionės, visur su ja tik važiuoju. Tai labai dažnai matysit savo vardą ant galinės stiklo. Nežinau, jums spręst. Tai jo,
Jeigu jau pažiūrėjai iki galo, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk tą komentarą, nusipirk narystę, tą narystę, padėk man. Tai jeigu nori daugiau video su šitą audinę, kai kažką keičiam, darom, tuninguojam, modifikuojam, palik komentarą apačioj ir ką aš jums pasakysiu. Aš jums pasakysiu iki kito video, see you later.